Labą dieną, mėlyjeji. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Kauno. Turime greitą live apžvalgą vieno iš mūsų parduodamų butų ir dabar kaip tik esu laiptinėje. Greitai pasidaliname šiek tiek transliaciją. Ir visiems, kas ieškote, dabar žinutė vieno kambario buto Kaune, tvarkingo, suremontuoto, geroje strategiškai vietoje. Mes kalbėsime apie Pramonės prospektą, šalia darželiai, šalia mokykla, šalia netoliese Kauno kolegija. Tai labai aktuali gera lokacija net ir studentam ar galbūt nedideliai šeimai ar pavieniui asmeniui, tai keliaujam. Tai pirmiausiai norėsiu parodyti jums šiek tiek laiptinę. Prieš tai galbūt dar papasakosiu techninę tokią informaciją. Tai vieno kambario butas, 5 aukštas, beveik 29 kvadratai, labai kompaktiškas, labai gerai išplanuotos, išnaudotos erdvės galėsit pasižiūrėti, kad turėtumėt kur susidėti daiktelius. Ir kągi, einam žiūrėti. Tai aš dabar iš karto apsuku. Štai, pasitinka jūs palmė, pro langus matosi žaidimo aikštelė patogi vaikučiams. Na ir keliaujam. Laiptinės tikrai tvarkingos. Čia kaimynai, o mes užeiname. Tuk, tuk, tuk. Tai sveiki atvykę, galbūt jūsų būsimus namus. Čia, kaip minėjau, turime vieno kambario butelį. Na ir ką mes čia turim? Pirmiausiai, tai sveiki, yra erdvi spinta su veidrodžiais. Na, mes čia dabar gal nesikuisime labai už visų šitų veidrodžių, kur jūs matote, yra jūsų spinta susikabinti drabužiams. Čia yra į bendrą erdvę įėjimas, bet mes pradėkime, ką turime iš pradžių priekyje. Čia yra sanmazgas, tai yra skalbyklė, daug lentynų, vonia, ar ne, tualetas, na, viskas, ko reikia, kad jūs galėtumėte komfortiškai gyventi. Kas man labai patinka, kad tikrai, čia yra berods apie kokie 4 kvadratai, tikrai nemaža vonia, erdvi ir, kaip sakau, visur yra tikrai paruošta gilios, ilgos lentynos, kur jūs daug ką galite susisandėliuoti. Parduodamas butas yra su viskuo, ką jūs čia matote, su visais baldais ir buitinė technika. Toliau, čia mes turime bendrą erdvę, tai yra svetainė, miegamasis, na, kaip ir viename kambaryje, viskas viename, ar ne? Tikrai labai jaukiai įrengta. Oi, dabar labai didelis pliusas yra, kad čia labai kompaktiškai ir gražiai yra apgalvotas sprendimas su sieninė spinta. Ar ne, per daug net nesimato, jūs užsidarote, bet pasižiūrėkit, ką mes čia turime joje. Joje mes turime aibę vietos sandėliuoti savo daiktus, drabužius, ar ne, čia galite darbo kambarį įsirengti. Ir jeigu turite svečių, ateinat, viską čiunk uždarote ir niekas nieko nemato, visą savo, kaip sakyti, lobyną pasislėpėte. Labai geras sprendimas. Na va, čia galit pasižiūrėti erdvę iš kitos pusės. Kitas dalykas, kas man irgi čia labai patinka, tai pažiūrėkit pro langus. Baržai. Nu, bet išeisim į balkoną. Dar palaukim, ar ne? Gerai, keliaujam į pagrindinę, kaip sakyti, namų širdį, į virtuvę. Čia visur yra integruoti baldai, tikrai mylėta, pasidaryta kaip savo. Čia slepiasi šaldytuvas, šaldiklis, turite visą, ko reikia virtuviai, gamybai, ar ne? Ir čia labai galit smagiai sutikti rytus, vėlgi žiūrint į tas nuostabes beržų kasas ar klausant jų šnarėjimo su kavos puodeliu, štai ant šitos kėdutės fantastika. Tai vat, kaip matot, galbūt pastebėjote, per visą butą eina balkonas. Ir va čia jūs galite ateiti į tą grožį. Va. Jūs nematysite ten kažkur nutolumai, čia galite įspitrinti kaimyną šiek tiek, bet jis jau bus gan toli. Bet jūs grožitės, šnekatės su berželiais,
Tai tokia labai jaukus smagus pasibuvimas. Va. Kėdutės yra. Ir čia, va, žiūrėkit, matosi netoliese yra vaikų darželis, tai jeigu jūs esate su mažais vaikučiais, ieškote mažo būsto, turite vaikutį, tai ypatingai patogu. Gražu ar ne? Miesto šurmulyje iš tiesų turėti tokį kampelį, pasiekti taip gamtą, iš tiesų praktiškai čia ranka beveik pasiekiami, tie berželiai yra kažkas neįkainojamo ir jums atsipūsti, pamedituoti po dienos darbų, po mūsų tempo šito nežmoniško, tai yra wow. Tai kas norite iš tiesų pirmieji apžiūrėti ir nugriebti šitą butą, galite susisiekti su mumis. Kontaktus tikriausiai visi jau žinot, o jeigu ne, tai nurodysiu dar ir prie šitos transliacijos. Ir kas pirmesnis, tas gudresnis. Kaip žinia, tikrai geri variantai ir tokie kompaktiški butukai dažnai būna gan greitai išgraibstomi. Juolab, kad tai yra tikrai labai patogi strategiškai vieta, ypatingai jeigu jūs, nežinau, studentas ar ne, arba galbūt klausote tėvai, kurie ieško studentui būsto, arba galbūt ieškote būsto investicijai kaip nuomai, tai yra tikrai čiki variantas, realiai jums nieko nereikia investuoti, butas yra pakankamai tvarkingas, galite ateiti gyventi arba galite leisti nuomininkus iš karto ir volia, ir turit, ar ne. Tiesa, dar ką pamiršau paminėti, tai be viso to, kad pats butas gerai yra išplanuotas, be viso to, kad jis turi šitą nuostabų didelį balkoną, dar yra ir rūsys priklausantis kažkur tai apie 4 kvadratų daiktų sandėliavimui, tai taip pat didelis pliusas, galėsite susisandėliuoti savo kitus daiktus, neužgriozdinant savo būsto erdvės ar pačio balkono. Tai va, man asmeniškai čia tikrai patinka, tie beržai, jie tikrai turi savo magijos. Tai va, kas turite klausimų, tai kviečiu paskambinti arba parašyti man, arba pakomentuokite po šią transliaciją. Ir taip pat labai kviečiu visus, kurie žiūrėsite, pasidalinkite įrašu, kad išgirstų žmonės apie šitą žinutę, apie šį būstą tiems, kuriems tikrai reikia ir kuriems yra svarbu, kurie ieško kažko tai panašaus. Tai tiek, dar kartą galim pasigrožėti, grįžkime į butą. Va. Jaukus butas. Ar ne? Man labai patinka šitas sprendimas, žinot, su spinta ir darbo kambariu. Nu, fantastiškai. Aš manau, netgi kažką panašaus reikės pasidaryti ir savo namuose. Va, nu pažiūrim dar kartą. Uolia, nieko nesimato. Tai va. Ir jau įsivaizduoju, žinokit, kaip geriu čia rytinę kavutę. Ir šnekuosi su beržais. Gerai, tai tiek šiandieną. Kam reikia taip pat parduoti nekilnojamą turtą, galit irgi kreiptis, jeigu turite tokių planų ar dvejonių, ar nežinot kaip tą daryti, nežinot kokią kainą, nežinot nuo ko pradėti, o gal jau ir pardavinėjate, bet nesiseka, veiksmas nevyksta, tai parašykit, paskambinkit ir galbūt galėsim pasiūlyti jums sprendimą. Tai tiek šiandien, linkiu jums nuostabios dienos ir sakau, iki susitikimo apžiūrose. Iki.